Kažkas taiga atsitinka, neaišku net kas. Nei gražu, nei gera, nei teisinga, bet visa tai kartu. Net ne tai, o kažkas kita. Algirdas Julius Greimas iš knygos apie netobulumą. Sveiki, čia Vilniaus universiteto tinklalaidė Kalba kvadratu. Su jumis iš Start FM radio studijos vėl sveikinasi laidos vedėjai Aretas ir Salvinija. Esu tikras, kad šitas epizodas netrukus kėsinsis jūsų nuomonę apie triukšmą. Jei iki šiol net nebūtumėte pagalvoję, kad jis gali būti gražus, meditatyvus, reikšmingas, jusliškas, manau, kad po šios laidos galite pradėti būtent taip ir manyti. Triukšmo muzika siejama su eksperimentiniu avangardiniu judėjimu 20-ojo amžiaus viduryje, nors jos šaknys siekia dar Luigi Russolo manifesto Triukšmų menas tezę, kad į muziką turi būti įtraukti industriniai ir mechaniniai garsai. Šioji idėja į muziką įtraukti nekonvencinius garsus artima dada ir antimeno koncepcijoms ir gali būti siejama su tokiomis pasaulinio garso figūromis kaip Jonas Cage'as ar Karl-Heinzas Stockhausenas. Triukšmo muzikos kūrėjai teigia, kad šis žanras neturi jokių aiškiai apibrėžtų charakteristikų, išskyrus jos nesuderinamumą su bet kuria kita egzistuojančia muzikos forma. Tačiau kontinentinių ribų neturinčiai triukšmo muzikai viena šalis, Japonija, suvaidina ypatingą vaidmenį, sukuriant triukšmo muzikos subžanrą – triukšmo sieną. Jei trumpai, triukšmo sieną, dar angliškai vadinama harsh noise wall, galėtumėm apibūdinti kaip ekstremaliai garsaus triukšmo bangą. Šis triukšmas gali būti itin intensyvus, neįmanomai garsus, statiškas, pasižymintis tik minimaliomis variacijomis. Ir kitaip nei populiarioji, pavyzdžiui, muzika, jie tokios aiškios struktūros kaip ir neturi. Triukšmo muzika dažniausiai tyriama istoriniais ar filosofiniais aspektais, siejama su filosofinė estetikos samprata. Apie pirmąjį semiotinį triukšmo sienos tyrimą šiandien ir kalbėsime su šios laidos viešnia, semiotikos studijų alumne, triukšmo muzikos entuziaste ir koncertų organizatorių grupės Facial Tumor Booking nare Greta Statkauskaitė. Labas, Greta. Sveiki. Greta, tai kągi tu tyrinėjai? Kas yra tavo tyrimo objektas? Mano tyrimo objektas būtų 3 triukšmo menininkų. Tai yra Derrida iš Amerikos, Merzbau iš Japonijos ir Vomir iš Prancūzijos. Tai būtų būtent šių 3 triukšmo menininkų gyvų pasirodymų vaizdo įrašai ir juos papildančios klausytojų recenzijos. Šiuos atlikėjus aš pasirinkau todėl, kad jie visi atstovauja triukšmo muzikos požanrį ir jie yra turbūt vieni žinomiausių atlikėjų. Ir dar mano pasirinkimą lėmė tai, kad šitie atlikėjai yra įsirašę į atitinkamas skirtingas kultūrinės lokacijas, tai yra muzikinės scenas. Tai vienas atlikėjas, kaip minėjau, prieš tai yra iš Amerikos, kitas atlikėjas yra iš Japonijos ir trečias atlikėjas yra iš Prancūzijos. Tai aš bandžiau savo tyrime šiek tiek, nesakau, kad labai išplėčiau, bet šiek tiek paliesti ir tą kultūrinį aspektą ir pasižiūrėti, ar šis garsas yra patiriamas panašiai, ar vis dėlto skirtingai skirtingose kultūrose. Ir ką tu atradai? Ar ten yra kažkokie tai konkretūs skirtumai? Ar galima vis dėlto sakyti, kad jie groja labai panašiai? Tiesiog papasakok daugiau apie atlikėjus. Šitie atlikėjai iš tikrųjų tyrimai pasirodė esą labai vaisingi. Kai mes kalbame apie triukšmo sieną, mes aišku nusakome, kad jinai labai statiška, labai monotoniška, kad yra labai mažai kažkokių tai dinaminių ten pasikeitimų ir panašiai. Ir automatiškai mes įsivaizduojame, vienas iš tų atlikėjų jis turbūt kuria labai panašiai. Bet kai pradėjau savo analizę, iš karto pasimatė, kad tie 3 atlikėjai yra tikrai pakankamai skirtingi tarpusavyje ir savo garsą konstruoja skirtingais būdais. Tai pirmiausiai amerikiečių atlikėjas Derrida, kuo jisai išsiskiria, tai kad jisai savo garso sieną, pavadinkime, praturtina tam tikrais garsiniais intarpais, intertekstiniais intarpais. Ir čia atsiranda toksai momentas, kad susidaręs eiliškumas garso ir garsinių intarpų
nulemia, kaip klausytojas suvoks tą triukšmo sieną. Tai reiškia, kad jeigu priešais triukšmo sieną mes girdime kažkokį tai garso įrašą, tai jau iš karto atsiranda tam tikras naratyvumas toje triukšmo sienoje ir jau nebegalima sakyti, kad tai yra tik tais garsas apie nieką. Turbūt norėtųsi paminėti, kokie tie specifiniai garsai, kurie sukuria tam tikrą naratyvumą, gal gali įvardinti. Derita apskritai yra žinomas tuo, kad jisai turi tam tikras domėjimosi sritis ir jisai į savo kūrybą tai įtraukia. Tai ganėtinai neįprastos temos jo kūryboje figūruoja. Viena iš temų tai yra moterų objektai ir tai, kas susiję daugiausiai su baletu. Šitas atlikėjas labai žavis baleto puantais, baleto kultūra. Tai šiek tiek be abejo yra ir erotikos tame. Ir kitas dalykas, kas tarsi kažkokia tai kontradikcija būtų tam baletui ir puantams, tai yra rykliai. Jis beprotiškai domisi rykliais. Domisi iki tokio lygio, kad jisai ten važiuoja nardyti su rykliais specialiuose narvuose, kur tenais turistus su tais narvai, žodžiu, nuleidžia į jūrą ir gali tenais būti, kai aplinkui plaukioja rykliai. Tai dalį savo garsų jis yra net įrašęs būtent tokiu būdu, nusileidęs po vandeniu su tais rykliais. Ir šitas kontekstas vėlgi, jisai iš tikrųjų labai nulemia tai, kaip mes tą garsą suprantame. Nes jeigu mes tiesiog paimtumėm kažkokį tai įrašą ir klausytumėm, tai galvotumėm, kad, gerai, čia triukšmas. Gal čia man jis kelia kažkokias asociacijas, bet, tai nebūtų taip įdomu, kaip yra įdomu, kai mes žinome, kad kokiu būdu būtent buvo tas garsas išgautas. Tai iš karto mes matom, kaip tas naratyvumas jisai pakeičia visą tą garso reikšmę. O kiti atlikėjai? Merzbau šiaip galbūt jis nėra taip jau visiškai triukšmo sienos atlikėjas, jis yra triukšmo muzikantas, jis turi labai daug įvairių leidinių ir jie žanro atžvilgių tikrai tarpusavyje skiriasi, bet tie pasirodymai, kuriuos aš analizavau, jie turėjo tam tikrų triukšmasieniškų momentų, dėl to aš juos pasirinkau analizuoti ir čia yra įdomu, kad vėlgi, jeigu prieš tai aptartas atlikėjas Derita, jisai naudoja ganėtinai įprastus instrumentus šitam garsui išgauti, tai visokie tai garso efektų pedalai, pavadinkime tai elektronika, plačiaja prasme. Merzbau savo pasirodymuose įneša dar ir naujų nestandartinių savadarbių instrumentų ir tai labai pakeičia tą pasirodymą. Pirmiausia, pasirodymą pakeičia taip, kad mes matydami, kaip atrodo tas atlikėjas ir kokius instrumentus jisai su savimi atsineša, jau pradedama formuoti tam tikrą lūkestį apie tai, koks garsas bus išgaunamas. Ir čia yra labai įdomu, nes iš vienos pusės Merzbau yra triukšmo muzikos atlikėjas, kita vertus, analizuotame vaizdo įraše, mes matom, kad visa jo stovėsena, jo įvaizdis ir pats instrumentas, kurį jisai naudoja, ten tokia kaip savadarbė gitara, tai nėra gitara, bet tai vizualiai primena gitarą, tai iš karto mums nurodo į kažką kitą ir pirmiausia metalo muzikos konvencijos. Teisingai. Mes pirmiausia pagalvojame apie būtent roko muzikos atlikėją. Ir kai mes matome, kad atlikėjas ant scenos įstraukia kažką panašaus į gitarą ir kad jau ruošiasi ją groti, tai mes ir tikimės kažkokio tai momento, kuris būtų labiau susijęs su populiariaja muzika. Ir net jeigu tai, ką jisai tuo instrumentu išgauna, visiškai nepanašu iš fonetinės pusės, garsinės pusės, tai mes vis tiek tą garsą kažkaip tai kitaip jau interpretuojame. Ir dar yra kitas atlikėjas, kurį analizavau, tai yra prancūzų atlikėjas Vomir. Jisai yra išskirtinis tuo, kad jo muzika yra tikrai išskirtinai statiška. Kai jisai pradeda savo pasirodymą, tai jisai paspaudžia vieną mygtuką, pasigirsta triukšmas ir tas triukšmas tęsiasi tiek, kiek yra numatyta, kad jis tęsis. Tai reiškia, kad ten nėra nei kažkokių tai pauzių, nei intarpų. Yra tiesiog, kaip mes žargonu pasakytume, noizo dešra. Noizo dešra. Žodžiu, jei reikėtų vizualiai atvaizduoti tą garsą, tai būtų tiesiog kaladė, toks stačiakampis. Ten atrodo, kad nėra jokių tai daugiau garsinių niuansų, tai yra visiškas tolydumas. Bet šitas atlikėjas kviečia, tai jokiais būdais nėra būtina tai daryti, bet jis kviečia
klausytoją patirti šį garsą tam tikrų būdų ir vienas iš jo tokių parašinių triukų yra tai, kad jisai prie savo pasirodymo mėgsta išdalinti publikai šiukšlių maišus. Kas tada vyksta? Publika turi laisvą valią pasirinkti, ką jie nori su tuo maišu daryti, bet iš esmės jie yra skirti tam, kad klausytojas galėtų užsidėti šiukšlių maišą savo ant galvos. Ką padaro šiukšlių maišas, kurį klausytojas susideda ant galvos? Tai pirmiausia, jis visiškai izoliuoja klausytoją nuo kitų klausytojų. Tai vėlgi yra labai įdomu, nes tai yra intersubjektyvi patirtis, bet tame intersubjektyvume kiekvienas yra tarsi vienas su savimi. Nes auditorija dažniausiai būna labai tamsu, maišas yra juodas, tai reiškia, kad tu esi tamsoje, nematai, kas vyksta aplinkui, nematai net paties atlikėjo ir ką jisai daro, o jisai daro tą patį, jis stovi su šiukšlių maišu ant galvos ir visą pasirodymą išbūna nejudėjęs, net nekrustelėjęs. Iki to momento, kol tas garsas baigėsi, tada jisai nusiema maišą ir kažkaip tai labai minimalių gestų padėkoja publikai. Žodžiu, visi tie žmonės stovi lyg ir kartu, bet patiria labai individualiai tą garsą. Jie taip, manau, atsiduria akistoje su savimi, kur ten vyksta jau visokie įdomus dalykai. Iškart kyla klausimas, kas tau buvo pačiai reikšminga tyrinėjant tas visas sritis, tai yra tos pasirodymus, recenzijas, į ką kreipi daugiausiai dėmesį tyrimo metu? Tirdama šiuo atlikėjų pasirodymus, čia turbūt net reikėtų pasakyti, kad aš tyriau, kaip net ne pačius tos pasirodymus, šio tyrimo centrinė ašis ir tokia šerdis, tai buvo būtent klausytojo patirtis. Ir tą klausytojo patirtį aš bandžiau rekonstruoti iš gyvų pasirodymų vaizdo įrašų. Tai būtent tai, ką aš galiu matyti, kas yra prieinama, kaip tų gyvų pasirodymų metu elgiasi publika ir taip pat, ką aš galiu pasakyti, papildomai jau turėdama kažkokius tai raštiškus paliudijimus, klausytojų recenzijas, kuriuose jie atsiliepia, ką jie būtent patyrė tuose pasirodymuose. Kadangi mes čia susirinkę esame semiotikai, labai gerai žinom apie tokią auksinę semiotikos taisyklę, kurios reikia laikytis, tai yra imanencijos principas. Ir imanencijos principas iš esmės reiškia, kad mes turime stengtis atsiriboti bet kokių kontekstų ir likti pačiame analizuojamame tekste. Ir viskas atrodytų paprastai ir aišku, bet ką daryti tada, kai mes susidurime su tokiu reiškiniu, kur atrodo, kad mes turime gryną išraiškos formą, bet neturime turinio. Ir tada iš karto klausimas, kiek tampa prasminga likti pačiame tekste ir bandyti kažkaip tai iš jo ištraukti, kas tenais galėtų būti reikšminga ir relevantiška. Ir būtent čia ateina į pagalbą Filipas Tagas, kurio metodologiją aš ir naudojausi savo tyrime. Tai Tagas iš esmės, ką jisai padarė, kaip ir kiekvienas doras mokslininkas ir tyrėjas, tai jis aišku pakritikavo, kas buvo padaryta anksčiau iki jo, kadangi jisai yra atėjęs daugiau iš etnomuzikologijos lauko, gal taip sakykime, tai jisai aišku pradėjo kritikuoti, kad muzika iki maždaug kokio tai 80-mečio jinai buvo semiotikoje tyrinėjama kaip kalba, bet labai sudėtinga yra tyrinėti muziką kaip kalbą, neatsižvelgiant į jos pragmatinį lygmenį. Ir Tagas būtent čia ir bandė įrodyti, kad pragmatika yra lygiai taip pat svarbu ir kad pragmatinio dėmens įtraukimas į savo analizę nepadaro to nesemiotika, nedaro jai grėsmės, kad tai yra lygiai taip pat reikšminga. Ir būtent todėl, analizuojant triukšmo muziką, nes čia dar kitas niuansas, kad semiotiškai analizuoti muziką yra sunku. Ir tada dar kitas lygis yra, kai mes pasirenkame muziką, kuri net nėra laikoma muzika. Tai apskritai, ką mes tada galime pasakyti apie tą reiškinį. Tai Tagas pasiūlo instrumentarijų, kurį sudaro intersubjektyvūs kriterijai ir interobjektyvūs kriterijai. Intersubjektyvumo analizė iš esmės yra viskas, kas yra susiję su analizuojamu muzikos objektu, tai yra visi paramuzikiniai faktoriai, kurie yra
aplinkui tą muzikinį objektą, tačiau daro tiesioginę kažkokią tai reikšmę tam. Tai aš analizuodama pasirodymų vaizdo įrašus žiūrėjau į absoliučiai viską turbūt, ką ten tik buvo galima įžiūrėti. Tai pirmiausia, kai mes turime vaizdo įrašą, tai žiūrime, kur vyko tas pasirodymas. Tai yra smulkiai aprašoma vieta. Tuomet kokia publika susirinko. Tai yra tam tikra kultūrinė lokacija, kurią mes dar galime vadinti muzikinė scena. Tai reiškia, kad ar tos muzikos klausėsi kažkokie tai subkultūrų atstovai, ar tai yra bankininkai kostiumuoti. Taip pat visa tai, kas turi įtakos pačiam garsui ir garso kokybei, kokia yra aparatūra naudojama, kokie yra instrumentai pasitelkiami, kaip atrodo pats atlikėjas, kaip jisai elgiasi. Aš manau, kad įprastai ta semiotika, naratyvinė semiotika ypač, jinai truputėlį praleidžia šituos momentus ir atrodo, kad, tai lyg ir nesvarbu, kaip tenais elgesi tas atlikėjas, svarbu, kokį garsą jisai išgauna. Bet kai mes turime tokį abstrahuotą garsą, mes pamatome galiausiai, kad visi šitie momentai, kiekvienas atlikėjo judesys, jisai tiesiogiai atsiliepia, kaip klausytojas tą garsą patiria. Ir būtent tai ir buvo, ko gero, esminiai dalykai, kurie buvo šiame tyrime svarbu. Tai žodžiu, tu kreipėjai dėmesį ir į tą fizinę išraišką, socialinę, kultūrinę, emocinę visumą, kuri kartu sudėjus produkuoja reikšmę, teisingai? Taip, visiškai teisingai. Labai įdomu, bet tagas pasiūlo ir, jis inovuoja šitoj srityje apie mažiausią, čia noriu klausti apie mažiausią muzikinę reikšmę arba apie segmentavimo poreikį, ar ne? Nes tai tu vis dėlto ir bandai kažkiek paanalizuoti ir patį garsinį fenomeną, tą išraiškos formą, ar ne? Ir ką tu atrandi, ar tau tagas čia padeda? Taip, tai kalbant apie tai, ką čia Salvinė paminėjo, tai yra ta interobjektyvumo jų analizė, kuri presuponuoja, kad muzikinis objektas yra sudarytas iš tam tikrų struktūrinių vienetų, tai reiškia, kad jį galima kažkaip tai skaidyti ir po to lyginti su kitais panašiais muzikiniais objektais. Tagas čia pasiūlo tokią reikšmingą sąvoką, tai yra muzema, tai yra mažiausias muzikinis vienetas turintis reikšmę. Tai ką tagas bando pasakyti, kad jeigu mes paimtumėm muzikinio objekto, tai tarkim kažkokio tai garso takelio ar kūrinio, bet kurią dalį, tarkim, iš jo ištrauktume, tai dar nereiškia, kad ta dalis pati iš savęs turėtų kažkokią tai reikšmę. Tai vis tiek turi būti kažkokie tai specifiniai reikšminiai vienetai, tos muzemas, kurios būtent ir padaro tą muzikos objektą reikšmingu. Tai čia iš tikrųjų buvo tikrai nelengvas darbas ir kadangi interobjektyvumo analizė jinai reikalauja tokio grynai struktūrinio aprašymo, o aprašyti šitą garsą yra ganėtinai sudėtinga, kadangi jau pats šitas žanras kalba apie tai, kad žmogaus protas yra net nelabai pajėgus jį suvokti, o dar kažkaip tai išversti į žodinę kalbą, tai iš viso yra labai didelis iššūkis ir dėl to mes vėliau matome tose recenzijose klausytojų parašytose, kad jie pasitelkia analogijas, kad galėtų tą garsą pirmiausiai apibūdinti, nes yra labai sunku tai nusakyti muzikiniais terminais. Tai iš esmės aš bandžiau pritaikyti tai, ką tagas taiko analizuodamas populiarią muziką, bandžiau parodyti, kad net ir triukšmo muzikoje gali būti kažkokios tai šiek tiek panašios struktūros, bet čia pagrindinė problema yra būtent ta segmentacijos problema, kadangi mes susidurime su tokiu reiškiniu, kuris galbūt nėra labai būdingas populiariai muzikai, tai kad segmentacija yra labai stipriai individualizuota.
Kalbant apie tą klausytojų patirtį, aš čia prie jos kaip tik ir norėčiau stabtelėti kiek ilgiau, nes mes jau išsiaiškinam, kad jinai yra ir juslinė, kūnų patiriama ir kažkiek kognityvi. Bet prieš jau suformuluodama tą galutinį klausimą, aš vis dėlto noriu pacituoti kelias citatas iš Vomir koncerto. Ir beje priminsiu, kad Vomir iš visų 3 Gretos analizuotų atlikėjų, jo kuriama triukšmo siena pasižymi tolydžiausia struktūra, kurioje be nesunkiausia pritaikyti tas muzemas arba rasti kažkokį tai skaidytumą. Bet klausytojai, dalyvaujantis vienam ir tam pačiam koncerte, vis dėlto sugeba tą skaidymą išgirsti ir Greta tą užfiksuoja, analizuodama recenzijas. Ir štai vienas iš klausytojų teigia, šį vakarą aplankė nebejotinas jausmas, kad Armagedonas sukurtas miško plėšimo ir karpimo pagrindu. Arba nuošaly lentpjūvė žiemos viduryje skaptuoja medį iki tankios ir nekintančios prancūzo sienos. O va kitas įsitikinęs, kad pačioje sienos pradžioje, būdamas užsimerkęs, pajutau tikrai aiškų jausmą, kad esu judrioje valgykloje. Triukšmingi, persidengiantis pokalbiai, velkamos kėdės, šurmulys ir bruzdėjimas. Tai Greta, kaip visą tai paaiškinti? Kas čia vyksta? Čia vyksta labai įdomus, nestandartinis reiškinys, vėlgi. Pirmiausia, kalbant apie ypač tokių atlikėjų kaip Vomir pasirodymus, reikėtų akcentuoti tą statiškumą. Ir manau, kad čia yra svarbus 2 aspektai, tai yra statika ir trukmė. Na ir be abejo labai didelis garsas, kuris yra išgaunamas gyvo pasirodymo metu. Tai čia mes įžengiame į tokį jau fiziologijos lauką, nes tai yra susiję ir su klausytojo individualiomis klausos ypatybėmis kažkiek, kaip žmogus garsą girdi. Tai čia aš, aišku, labai didelių kompetencijų paaiškinti to neturėsiu, bet principas iš esmės yra toks, kad kai žmogus ilgą laiką yra veikiamas labai didelio triukšmo, kurį jos smegenys labai stengiasi jais kažkaip tai suprasti, sudėti į kažkokias tai reikšminės kategorijas, bet tai sekasi sunkiai, galiausiai pradeda kažkas tai vykti ir tai pasiteisina būtent ir šiuose recenzijose, žmonių atsiliepimuose. Ir mes matome tai, kad po kažkurio laiko žmogus paveiktas to triukšmo, jis pradeda girdėti kažką, ką aš savo tyrimę įvardėjau kaip garsinius fantomus. Tai yra toks reiškinys, kai tu pradedi girdėti garsą, kuris galbūt neegzistuoja realybėje tuo metu, kai yra kažkoks tai garsas generuojamas. Tai reiškia, kad atlikėjas generuoja statinį triukšmą, o klausytojas po kažkurio laiko pradeda girdėti dar kažką tame triukšme. Šitas reiškinys galėtų būti šiek tiek aiškinamas ir per pareidolijos reiškinį. Kas žinote, pareidolijos efektas tai yra toks efektas, kuomet žmogus, tarkim, tai yra daugiau susijęs su vizualiuoju lauku, bet manau tai visiškai pritaikoma ir garsui. Kai žmogus tiesiog žiūrėdamas kažkokias abstrakcijas, ilgainiui jis pradeda matyti atpažįstamas formas, nes mūsų smegenys tiesiog taip veikia, visą laiką stengiasi išvelgti kažkokią tai struktūrą, kažkaip tai suprasti savo aplinką, ją paaiškinti ir panašiai. Tai su garsu yra iš tikrųjų labai panašu ir dėl to žmonės pradeda girdėti tos garsinius fantomus. O kaip jie tai girdi ir kaip kam pasireiškia, tai va čia jau būtent yra tas fiziologinis aspektas. Recenzijose koncerto dalyviai labai dviprasmiškai iš tikrųjų komentuoja savo patirtis. Pavyzdžiui, teigiama, kad triukšmo siena ir brutali, gniuždanti, net kelianti riziką, pavyzdžiui, sveikatai. Irgi paminėjai šiek tiek apie tą fiziologiją, ar ne, ypač klausai, bet tuo pačiu metu yra vertinama ir euforiškai ir prilyginama garsiniui grynumui, Malevičiaus suprematistiniai kompozicijai baltam balto vienoje recenzijoje, kurtinančiai tylai, buvimui įsčiose. Dar sakoma, kad pavyzdžiui, Vomiras, kurdamas muziką, tarsi išskaido žmogų tokiu ekstremaliu būdu kaip triukšmo siena ir priartėjama prie išėjimo iš kūno patirties sukūrimo, nepaisant visų kraštutinumų, labai ir rami, ir meditatyvi ta patirtis, kuri žavi žmonės. Na ir kilo tada toks klausimas, tai iš kur ta kontradikcija, prieštaravimas tarsi toks įsivelia ir kaip paaiškintum tą tokį intencionalų klausytojo siekį patirti triukšmo sieną? Aš manau, kad kontradikcija
Pirmiausia, jų atsiranda iš to, kad tai yra tam tikra ribinė patirtis. Kadangi tas ribiškumas pasireiškia taip, kad tai visą laiką yra bandomas peržengti kažkokias ribos, reiškia, kad tai lyg ir yra viena pusė ir yra kita pusė ir jos yra bandomas sulieti ir būtent iš to aš manau, kad atsiranda tas dviprasmiškumas. Bet tai taip pat yra susiję su klausytojo lūkesčiu. Ir čia dar toks vienas įdomus niuansas apie pačią triukšmo muziką ir triukšmo muzikos kultūrinę lokaciją, dar vadinama scena. Tai, kad aišku, nesunku atspėti, kad nėra labai daug žmonių, kurie klausosi šito savo malonumui. Ta klausytojų grupė yra labai nedidelė. Ir tai lemia, kad ta klausytojų grupė klauso labai reflektuotai. Tai vėlgi sukuria kažkokią tai kitokią patirtį, kadangi klausytojai, kurie ateina į tuos koncertus, jie dažniausiai jau gerai žino, ko juose reikėtų tikėtis, turi tam tikrą lūkestį. Ir tas lūkestis yra susiformavęs per kažkokį tai laiko tarpą, nes vis tiek yra nusistovėjusios tam tikros konvencijos susijusios su šitų muzikos žanrų. Būtent čia, man atrodo, ir iškyla tai, kad ta patirtis yra kažkokia tai ir kaip prašoma, ir brutali, ir gniuždanti, ir kartais net kažkokia tai kaip smurtinė, apibūdinama. Bet kodėl žmogus jaučiasi gerai po to? Tai aš manau, kad būtent tas geras jausmas, kuris užplūsta ir yra susijęs su tuo, kad tu turi tam tikrą lūkestį, eidamas į tą koncertą, ir jeigu tau pavyksta tą lūkestį įgyvendinti, pasiekti, tai vien tai tau jau kelia malonumą. Tai reiškia, kad tu žinai, kad tu tikiesi, kad ta muzika bus patirta tam tikrų būdų. Ir kai tu ją patiri tokiu būdu, tai šita patirtis yra įgyvendinta, čia buvo gerai, čia manęs visiškai sutriuškino ir aš likau visiškai išsekęs ir pavargęs, bet kokia man euforija po to yra. Scenos menų lauke tai yra visiškai įprasta, dažnai naudojama katarsio sąvoka, kuri, manau, čia vėlgi galėtų būti pritaikoma. Tai yra tam tikras apsivalymas per kažkokius tai sunkumus. Na, o aišku, semiotiškai vertinant šitą reiškinį, tai savo tyrimą aš tai bandžiau susijęti su grimiškąja estezio samprata. Semiotikai turbūt žino, kad naratyvinėje semiotikoje, čia neturbūt, čia pakankamai gerai turėtų žinoti, subjektas visą laiką siekia savo vertės objekto. O estetinė patirtis yra tokia ypatinga patirtis, kai subjektas ne tik siekia savo vertės objektą, jis siekia su tuo objektu susilieti. Tai vyksta kažkas tai tokio nuostabaus ir sunkiai paaiškinama, kai subjektas tarsi praranda pat savo agentiškumą, priartėdamas prie objekto, panaikinamas tos ribos tarp subjekto ir objekto, jis tampa kažkokiu tai vieniu ir būtent tai Greimas pavadina esteze. Kai aš kalbu apie estetinę patirtį, tai nereikėtų to suprasti kaip kažkokios tai grožio sampratos, kas galbūt kasdienybė yra įprasta estetiką sieti su grožiu. Čia turime omenyje tai, kad estetinė patirtis yra tiesiog tokia, kuri yra patiriama nekognityviškai, jusliškai. Tai reiškia, kad mes, jeigu aš analizuoju triukšmo muziką, tai yra toksai muzikinis reiškinys, kurį mes patirime savo klausa, rega, jusliškai, bet ne savo protu. Bet, vėlgi, čia toksai papildomas momentas, kur šitas tyrimas atrodo vis niekada nesibaigia ir vėl atsiranda kažkokių tai naujų klausimų. Sakome, kad tas kūniškumas yra be galo svarbus ir kad mes patirime pirmiausiai per kūno tą garsą ir kad vyksta kažkas neįprasta su tuo kūnu ir kad subjektui, kuris yra veikiamas to garso, jam yra sunku suprasti, kas vyksta ir vyksta kažkokia tai depersonalizacija ir jo tapatybė yra įskaidoma ir dar begalė visokių epitetų galėtų būti panaudojama, kas tuo metu nutinka, bet tuo pačiu tas savęs ir savo sąmoningumo atsisakymas, jisai yra sąmoningas.
būtent nulemtas to išankstinio lūkesčio, apie kurį aš pradėjau kalbėti atsakydama į šį klausimą. Tai savo darbe šį momentą aš pavadinau estetinę meta patirtimi ir bandžiau suformuluoti atsakymą į šį mano iškeltą klausimą taip, kad taip, tai yra tikrai juslinė patirtis. Mes negalime sakyti, kad tai jinai yra suvokiama tik kognityviškai, bet mes negalime pamiršti ir to momento, kad tai yra ypatinga juslinė patirtis, kuri yra nulemta išankstinio kognityvinio lūkesčio, jinai tarsi yra įrėminta į visą tą kognityvinį lūkestį. Tai taip visiškai paprastai, jeigu reikėtų paaiškinti, tai aš ateinu į koncertą ir aš sakau, va dabar čia yra mano protas, aš jį pasidedu į šalį ir aš einu klausyti. Ir jeigu man pavyksta patirti tą garsą taip pasidėjus tą savo protą į šalį, tai aš koncertų pabaigoje tą protą pasiemu atgal ir sakau, o, man pavyko. Ir aš jaučiuosi dabar gerai. Bet tai tas protas vis dėlto turi kažkaip pasiruošti šitam momentui, kad jis galėtų vertinti, ar pavyko ar nepavyko, jau turi turėti kažkokias kompetencijas ar ne? Iš esmės, aš manau, kad taip, nes kažkaip, manau, būtų ganėtinai naivu tikėtis, kad visiškai naujas klausytojas, kuris nėra susipažinęs su šitų žanrų, ateis kažkaip tai ten atsitiktinai užklys į koncertą, nieko nebus apie tai girdėjęs. Ir patirs katarsį, ar ne? Ir patirs katarsį. Tai tikrai, kad ir kaip aš norėčiau taip romantizuotai žiūrėti į savo tyrimo objektą, aš nemanau, kad tai nutiktų. Tai dėl to šitas reiškinys ir yra įdomus, kad tie klausytojai, tos bendruomenės nariai, jie sukūrė lyg ir kažkokią legendą apie tai, kas tas garsas yra. Ir legenda. Legendą ar net mitą. Ir tada jie kažkaip tai tame gyvena ir vyksta kažkokie tai įdomus dalykai. Iš tiesų labai įdomu ir aš manau, kad ir klausytojams bus suprantamas tik vienas dalykas, kad visiškai neaišku, koks tai yra patyrimas. Ir man, pavyzdžiui, būtų smalsu, bet aš nežinau, ar aš, tarkim, fiziškai ištverčiau, ar man tai būtų įmanoma patirti. Nežinau, kaip aretai tau, kaip tu įsivaizduoji, ar galėtum pasinerti į triukšmo sienos patyrimą ir ar norėtum iš to, ką Greta papasakojo. Nes mes dabar jau esam pasiruošę, mes turim kažkokią tai meta patirtį čia. Man atrodo, kad mes irgi tą mitą įsirašytumėm atėję į koncertą visai kitaip turbūt, negu jau visiškai nieko negirdėjęs žmogus. Ir aš labai tikiuosi, kad tikrai pavyktų pasidėti tą racionalų protą į šalį ir pabandyti įsivaizduoti, ką ta muzika atneša. Nes aišku, kaip skaitėme, tai labai lemia daug ir kontekstas, ir atlikėjo, ar ne, pasiruošimo ta istorija ir tas mitas, kaip sakai, kuriamas tarsi iš anksto. Tai įdomu, į kokį koncertą eitumėm ir ką apie atlikėjus aiškintumėm, nes tai lygtais irgi be proto svarbu. O Greta, susidaro įspūdis, skaitant tavo tyrimą, kad esi ją patyrusi pati, turėjusi šitą patirtį. Ar taip ir yra, koks įspūdis susidaro? Taip, manau, skaitant mano darbą turėtų būti, jau taip visai matytis, kad man galbūt patinka tas reiškinys. Nes jeigu nepatiktų, tai manau būtų labai didelė kančia tą darbą rašyti. Aš atsimenu, kad tuo metu, kai rašiau darbą, kalbėjau su savo kolegėmis, viena iš mano kolegių rašė iš kino ir sakė kažkada jinai, kad aš jau tiek kartų tos filmus, kuriuos aš analizuoju, peržiūrėjau, aš jau nebegaliu jo žiūrėti. Ir aš galvoju, tai gerai, tau tu žiūri filmus, o aš pasileidžiu statiško triukšmo po 20 minučių įrašą ir klausau jį 18 kartų iš eilės, kad galėčiau jį aprašyti. Tai jeigu man tai nepatiktų, tai būtų tikrai baisus darbas. Bet čia skamba kaip tam tikras toksai mazochistinis, tikrai fizinės kančias sukeliantis dalykas. Ir tavo darbe ne vienas mini apie tai, kad tarsi priartėjama prie tos ar skausmo ribos, ne tik tai psichologinių sutriuškinimo ar sužlugdymo ribos, ar ne? Ir tu ją sieji su Kanto didingumo sąvoka. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad kai aš bandžiau įrodyti, kad tai yra estetinė patirtis, Kantas tai pirmiausia ir daugiausiai parašęs apie estetiką yra. Ir tada, kai aš pradėjau domėtis, ką jisai rašė ir atradau tą didingumo sąvoką, tai supratau, kad
tai yra susiję iš tos pusės, kad Kantas, kai jis mini didingumą, jis ten daugiau analizavo dailės kūrinius, tiksliau pritaikoma, tai yra dailės kūriniams. Kantas pirmiausiai iš viso jisai kalbėjo apie gamtą, gamtos reiškinius, visokius ir panašiai, bet tai buvo tiesiog susiję vėliau su romantinė daile, kur atsispindi tiesiogiai visas tas stichiškumas. Tai Kantas mini, kad didingumo patirtis yra tada, kai mes susidurame su kažkokiu tai nepriepiamu objektu, kurio mūsų protas negali gerai suprasti, mums sunku artikuliuoti, kas tai yra, bet kad tas didingumo momentas slypi net ne pačiame objekte, o mūsų proto bandymuose tą objektą suprasti. Tai kaip Kantas teorijoje duoda vandenyno pavyzdį, mes žiūrime į vandenyną, kuris yra beribis ir protas tuo pat metu jis ir negali suvokti to vandenyno aprepties, bet tuo pačiu vien proto bandymas tą vandenyną apmastyti, jisai suteikia mums tam tikrą palaimą. Tai reiškia, kad mes jaučiame, kad mes susidurame su kažkuo, kuris tarsi galingesnis už mus, didesnis ir kažkoks tai čia ir lik nuolankumo momentas atsiranda, bet mes vis tiek taip slapta galvojame, kad čia labai sudėtinga tai suprasti, bet aš bandau. Čia kaip proto balsas yra toks, žodžiu. Tai vat, o šiaip dar grįžtant prie triukšmo sienos patirties, mano asmeninės, tai aš labai gerai atsimenu savo pirmąją patirtį su šitą muziką ir tuo metu aš jau buvau, tikrai turėjau tam tikro konteksto, aš klausiausi įvairios ekstremaliosios muzikos žanrų, sunkiosios muzikos ir buvo kažkoks tai renginys, man atrodo, metalo muzikos, buvo kelios metalo grupės grojo ir tą vakarą vainikavo triukšmo atlikėjo pasirodymas. Tai aš jau tuo metu žinojau, kas yra ta triukšmo muzika, buvau ir kažkokių tai įrašų girdėjusi, bet dar nebuvau to girdėjusi gyvai. Ir atsimenu, kad tas atlikėjas jau buvo pats paskutinis ir jau buvo gan vėlus vakaras, jau net ne vakaras, jau buvo naktis ir aš buvau labai pavargus ir man jau buvo pradėjęs skaudėti galvą. Ir tada ateina ant scenos atlikėjas, tokia tamsi figūra su gobtuvu ir kauke. Tada jisai įsitraukė kažkokį tai skardos gabalą ir grandinę, žodžiu, prie tos skardos gabalo pritvirtintas mikrofonas ir jis pradeda su ta grandinė tą gabalą plakti, tiesiog visaip daužyti. Ir tas garsas yra labai didelis iš to mikrofono. Ir aš atsimenu, kad aš klausausi ir aš darausi labai labai pikta. Ir aš galvoju, kas čia vyksta dabar. Ir atrodo, kad ir aš jau nebuvau naujokė toje muzikinėje scenoje ir jau turėjau kažkokios patirties ir vis tiek aš pirmą kartą išgirdau ir man labai nepatiko, aš net neišbuvau iki galo, aš išėjau iš to koncerto ir buvau labai susinervinus ir aš net dabar negaliu atsiminti tos eigos, to momento, kada, kas nutiko, kad mane tai pradėjo traukti ir kada man tai pradėjo patikti. Nes dabar aš su malonumu einu į to paties atlikėjo koncertą, netgi organizuosiu koncertą, kuriame kviečiau groti tą patį atlikėją. Tai va, kaip viskas apsiverta. Gal sukaupė meta patirties pakankamai? Tikriausiai pasipildė tas meta patirties sluoksnis. Žodžiu, kad visiškai normalu yra pirmą kartą tai išgirdus to nesuprasti ir nereikia kažkaip tai savęs per prievartą bandyti įtikinti, net jeigu tu esi kažką skaitęs ir girdėjęs, kad va čia tokia nuostabi patirtis, nes labai tikėtina, kad pirmą kartą tu išgirsi ir galvosi, čia bent muzikinė prasme yra šlikščiausias mano girdėtas garsas. Tai labai turi būti žmogus atviras viskam, labai žingeidus, kad jis išgirs ir galvos, wow, kaip čia gerai. Tai visiškai yra normalu, kad tai atrodys nepriimtina ir keista. Ir aš manau, kad reikia nebijoti bandyti kažkokių tai naujų dalykų, bet reikia tai daryti kažkaip intuityviai ir savų tempu. Ir žiūrėti, kaip sekasi savęs nespausti. Ir manau, kad pamažu tai pradės skleistis ir galbūt atneš kažkokių tai įdomių rezultatų.
išnarplioti prasmę. Kai draugai jūs pakvies į neklausomos muzikos koncertą, nesvarbu kokie jį būtų, sutikit. Ne vien vardan draugystės, bet dėl neįtikėtinos patirties, kurios kūrėjų galite tapti, pritaikė Tago semiotinių metodą, apie kurį ir kalbėjome šioje laidoje. Kaip tai patirčiai pasiruošti? Prieš koncertą turite atlikti 2 užduotis. Pasidomėkite atlikėjų, jo stiliumi, kūrybos motyvacija ir, žinoma, gyvenimo istorija. Antra, bent 3 dienas iki koncerto klausykitės atlikėjo muzikos. Išsirinkite bent vieną mėgstamą kūrinį ir juo pasidomėkite išsamiau. Koncerto metu turite 3 užduotis. Pirma, stebėkite susirinkusius žmonės. Ar juos kas nors vienyje, kas juos skiria, kaip jie elgiasi laukdami koncerto ir paties koncerto metu. Ar galima išskirti tam tikras elgesio strategijas. Antra, stebėkite atlikėją, kaip jis elgiasi scenoje, ar sąveikauja, bendrauja su auditorija. Trečia, stebėkite save. Kaip jaučiasi jūsų kūnas, ar jums patogu, ar garsas per didelis, gal kaip tik per mažas, ar jums norisi prieiti arčiau, o jei bilietų vietos nežymėtos tai leidžia, gal ir atsitraukti, ar jums šioji muzika kelia emocijas ir jei taip tai kokias. Po koncerto jums lieka tik vienintelė užduotis – pasidalinti su draugais tuo, ką pastebėjote reflektuodami savo patirtį. Paklauskite, ar jie pastebėjo ką nors panašaus, o gal jautėsi visai kitaip.